kada man negėda dėti tuos visus video į internetą, kuriuos aš padarau ir dedu į internetą, nes aš nekompleksuoju ir neverkiu dėl kažkokių paprastų dalykų, dėl kurių kiti verkia. Pavyzdžiui, jeigu tu esi baisus ir tu tiesiog bijai, kad kas nors tavęs nenufilmuotų, o neduok Dieve įdėsi internetą ir neduok Dieve kas nors pasakys, kad tu negražus. Ir verksi savo visą gyvenimą, tai ir nedėk video, bet jeigu man kažkas pasako, kad aš ten kokia nors anokia tokia, tai čia parodo tik pačio žmogaus lygį. Ir čia tik tai priklauso nuo manęs, ar aš priimsiu tai, ką jisai sako, ar ne. Ir su tais gėda tau ar ne, tai man atrodo, aš pasakiau, kad man yra negėda. Nes kas čia turėtų būti gėda? Pirma, tai aš suprantu, ką aš darau, aš filmuoju ir dedu video, tai jeigu man būtų gėda, tai aš nedėčiau video. O kadangi man negėda, tai aš ir dedu. Ir kam čia turėtų būti gėda? Pagalais čia yra laisva šalis ir kiekvienas, taip sakant, gali daryti, ką nori. Ir jeigu tavo kompleksai tam neleidžia pasijuokti iš savęs, tai, man gaila tavęs. Ir gaila tavo aplinkinių. Jeigu tave kas nors nufilmuotų ir dėtų į internetą ir tau būtų gėda, tai nereiškia, kad man būtų gėda. Ir nespręskit pagal save. Kaip aš suprantu visą šitą, tai yra, kad žmogus yra per daug kompleksuotas ir kuris net nepriima savęs tokio, kokio jis yra. Jeigu tu tikrai mylėtum save toks, koks esi, tai tau būtų tikrai vienodai, ką kiti sako. Jeigu aš ir nustočiau daryti videos, tai tik dėl savęs, o ne dėl kitų, ką man kiti sako. Nes aš pati darausi savo gyvenimą, kokį noriu, o ne kiti. Atsikratykit savo kompleksų. Bus linksmiau gyventi.